šiemet 24 gimtadienį švęsiantis 1,94 cm ūgio atakuojantis gynėjas Mantas Kalnietis į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę atėjo iš Kauno Žalgirio klubo. Rinktinėje jis žaidžia nuo 2006, o Kauno Žalgiryje nuo 2005. Šis krepšininkas pasižymė atletiškumu bei greitomis atakomis ir dažniausiai būtent jomis palaužė savo priešininkus. Mantas pasižymėjo 2009 Eurobasket turnyre, kuris pelnė 7,7 taško per rungtynes, bei 2006 Europos vyrų krepšinio čempionate, kur per vienerias rungtynes pelnydavo vidutiniškai 11,5 taško. Pastaraisiais metais apie Mantą mažai girdėjome ir nemažą laiko dalį jis praleisdavo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Tačiau FIBA ekspertų nuomonė naujasis rinktinės treneris turėtų leisti jam atsiskleisti. Po rugpjūčio viduryje laimėtų rungtynių prieš Vokietiją, Mantas Kalnietis žurnalistams teigė, jog rinktinės krepšininkams reikėtų tobulinti kovą dėl atšokusių kamuolių ir gynybą.